Į Instagramą įkeliau story, uždėjau question boxą ir parašiau klausimai, užduotis ar kažkas. Ir Alsius Pislavič parašė kažkas. Tai iš viso susilaukiau 1207 klausimų, užduočių ar kažko. Tai pradėkime. Pabelsk į kaimynų duris ir bėk. Part 3. Nu, negalim be šito, tai važiuojam. Taktika. Atidarau savo duris, pabeldžiu ir užsidarau 5 spinom, užsirakinu. Bandom. Visą laiką baisu šito daryti. Patrenki, batus dėm. Pranksteris, tai čia aš. Čia tau ne Žemaitaitį paprankinti. Čia daug rimčiau. Turi tatu. Turiu. Pala, parodysiu. Va tokia. Va čia. Ne, iš tikrųjų neturiu. Tortilla Slap Challenge. Darėm praeitą kartą, atsimenu, buvo žiauriai juokinga. Kartojam? Kartojam. Zvimbiausias. Bro, visą aptraškė. Aš neišlaikau. Visą apspjovė. Čia visur šlapia. Nebenoriu žaisti jau. Viską pralošiu. Ar patiko įgarsinti filmą? Labai patiko, čia buvo mano pirmas filmo įgarsinimas ir jau žiauriai seniai norėjau. Taip, viena iš mano buvo svajonių įgarsinti kažkokį filmuką. Tai įgarsinau filmuką GOAT, visų laikų geriausias. GOAT, visų laikų geriausias. Tinklelis kaip naujas, raišteliai geri. Aitro. Žiauriai smagi patirtis, gavau veikėją Grifą. Aišku, šiek tiek trumpas personažas, bet vis tiek labai patiko. Tai ten filmukas yra apie tokį ožį, kuris bando tapti krepšinio žvaigždė. Tai būtinai nuvarykit pažiūrėti šitą filmą vasario 20 dieną. Aš irgi varysiu, žiauriai laukiu pamatyti savo personažą. Personažas atrodo, va taip, batų, sneakerių pardavėjas Grifas. Ir jūs, hebra, nuvarykit, pamatysit mano balsą. Visą gyvenimą svajojau žaisti profesionalų lygoje. Filmukas GOAT, visų laikų geriausias, vasario 20 dieną visose kinuose. Net ant pausterio rašo batų asas Andrius Talžūnas. Batų asas Grifasas Andrius Talžūnas. Wow, crazy! Šitą filmą dar produsavo Stephen Curry. Čia yra K-pop Demon Hunters ir to animacinio žmogaus voro kūrėjų filmas GOAT, visų laikų geriausias. Kinuose nuo vasario 20 dienos. Shoes Collection
Va, kaip tik. Grifas rodo savo sneakerių kolekciją. Dabar šitas batų dalykas biškai pasidarė problema mūsų namuose, nes jų tiesiog nėra kur dėt. Aš turėjau partnershipą praeitais metais su JD Sports ir kiekvieną mėnesį gaudavau kėdų, kad pareklamuot ir juos pasilikdavau savo. Man visą laiką patikdavo sneaker collecting, kėdukų kolekcionavimas, bet dabar jų tiesiog yra per daug. Tai nežinau, galim padaryti kažkokį giveaway, komentaruose parašykit savo batų dydį ir kažkuriems jums atsiųsiu kokiu nors batų. O dabar tokį trumpą padarom Shoes Collection. Dabar mano žeminukai. Timberlands, Easy tapkės iš easy.com, Jimo batai, Adizero. Tada čia buvau Converse renginį. Galėjom pasidaryti custom Converse'us. Pasidariau tokius va. Čia aš piešiau šitą. Nike šioksai, sidabriniai Nike šioksai, Adidasai mėlyni, Jordanai balti, Easy 3PM iš Adidas šopo, Jordanai balti su mėlynu, Solomonai balti. Kroksai, kurie atrodo kaip iš molio, žali danksai, sidabriniai Air Maxai, spalvoti Jordanai, sidabriniai Balenciagos XL'ai, kroksai braškiniai šviečia, Timberlandai juodi, dankai pilki, Adidasai rausvi. Ir dar daug liko, esu rodęs praeitoj serijų šito video, tai daug yra ir senų, bet čia pagrindė naujus parodžiau, kurių ten nesu rodęs. Gal kažkur neparodžiau ir šitam, bet neištrauksiu šiuo metu jau, neištrauksiu, sorry. Reikia atsidaryti Vintedą. Paskambink bet kokiam numeriui ir padainuok su gimimo diena. Nu, ką hebra, žiauriai nenoriu. Random skaičiai. Random skaičius suvedžiau, skambinam. Oi, prašau, kad tik viskas gerai baigtųsi. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Su gimimo. Gerai. Reiktų aišku skambinti į savo numerio, bet too much hassle. Iš kažkur gauti kažkokį kitą. Gerai. Kitas numeris, random. Šio numerio vartotojui įeinantys skambučiai yra blokuojami. Kodėl? Kažkokiam nesusimokėjusiam čiui paskambinu. Toliau bandom, beleha. Šiuo metu su vartotoju nėra Bro, su nieko nėra galimybės susisiekti ir vis skirtingais balsais man tą pasako. Jau kaip sutemo čia. Aš atsisėdau, tai dar šviesa saulės buvo, dabar jau sutemo. numerio, kurį surinkote. Nėra. Prašau. Bro, nu šitas turi būti. Oh no. Klausau. Su gimimo diena. Su gimimo diena. Su gimimo diena. Tikrai man paskambinat? Asta? Ne, O su ko čia kalbu? su Egle. O, atsiprašau tada. Net ant pataikės. Ir dar visą išdainavau. Nu, matai, laukiau, galvoju, gal kažkas juokauja. Reikėjo pertraukti. Supratau, teks dar kartą dainuoti. Atsiprašau tada visą. Viskas gerai. Primeti dar būčiau vardą atsipėjęs. Tu gal nepertraukė, ne manęs. Galvau, blemba, laukiu, kada pertrauks. Bet gerai, praėjo gerai. Nepasiuntė, taip sakant, na. Ką patartum tiems, kurie tik pradeda kurti turinį? O, negaliu skaityti. Pirmiausia, išmok skaityti. Ką patartum tiems, kurie tik pradeda kurti turinį? Manau, kad jeigu esat labai jaunas ir pradėsit kurti turinį, tai gausit labai daug heitų ir bus sunku atsilaikyti. Tai šiek tiek paaugti reikėtų. Tada automatiškai suprasit, koks turi būti tas turinys. Kad išvengti tų blogų visokių komentarų, tai manau pirmiausia reiktų suprasti, koks turinys yra geras turinys. Būna labai jauni žmonės ten 10 metų, 11 metų pradeda daryti YouTube'ės videokus ir tada iš jų tiesiog labai išsityčioja komentarus vien tik dėl to, kad jie yra jauni. Ir dar kai esi jaunas, pradedi skaityti tos komentarus ir dar labai užsigrūzini. Arba reiktų palaukti, arba tiesiog kažkaip nekreipdėmėsio į tos komentarus. Kokį video gėda prisimint, bet jis vis tiek liko kanale. Visi mano pirmi vlogai realiai. Negaliu žiūrėti. Ir aš jau neužprivatinu, nes kai pradėjau kurti savo YouTube'ės kanalą, galvojau, kad čia bus mano tiesiog dienoraštis ir aš kiekvieną dieną filmuosiu vlogus. Ir kai praeis kažkiek laiko, tiesiog galėsiu nueiti į tam tikrą vlogą ir žinosiu, ką aš veikiau tą dieną. Tai tie videokai dar vis yra. Tikiuosi, kad kažkada perlipsiu tą ir man nebebus cringe žiūrėti juos. Kelintais metais esi gimęs? 1900. Sušik su deimantė valsą. No problem, hebra. Dėm galim sušikt valsą. Parodyk greit savo setupą. Labai nenoriu rodyti, ne dėl to, kad dabar labai netvarkinga tenai. Susitvarkyk savose.
Ok, dabar galiu parodyti. 3D atprintintas laidų laikiklis. Visiškai sugriaužtas senas Apple pakrovėjas. Kad pasikraut Apple šitą trackpadą. Mini ruletė. Žiūrėkit, atspėkit skaičių nuo 1 iki 20. Kas spėjo 19, tam prizas. Subscriberių counteris. Yamaha HS5 kolonėlės. Yamaha NS10 kolonėlės. Nenaudojamos tiesiog dėl grožio, bet veikia. Samsungo žiauriai platus monitorius. Žiauriai geras, labai patinka. Odyssey G9, man atrodo, vadinasi. Taip atsisėdi ir viską, ką matai, yra ekranas. Tai kietai. Logitech mechaninė klaviatūra. Logitech MX Master 3S pelytė. Antelope audio interface'as. Kita kolonėlė. Kaštonas. 911 Porsche mėlynas. Be lempos. Ir jeigu čia paspaudė, groja. O, užsiveda. Čia turiu dar Samsung Galaxy S25 telefoną. Tada mano kompas. Palaukiam, kol pravažiuos. Mano kompas, laptopas MacBook Pro M1 Pro. 16 colių Mac'as, pajungtas vienas SSD. Čia dar turiu 2 SSD. Čia USB Samsungo ir USB dar kažkoks. Čia didžėjaus flashas mano. Čia tada dar yra hard drive'as 4 terabaitų, man atrodo. Toks adapteris, kad pasijung daugiau dalykų. Apačioj laidai. Dar vis neišsprendžiau šitų bėdų. Yamaha subas. 3D printeris. Va toksai. Čia 3D printerio visokių yra spalvų skirtingų. Dar kėdė. Legend. Tokia va. Iš Jusk. Iš Jisko. Kas nežino, kas yra Jusk. Nu ir kaip ir viskas turbūt. Robotas siurblys. Kitoj pusėje dar. That's about it. Kuris tavo video tau pačiam labiausiai patinka ir kodėl? Jaučiu labiausiai man patinka video, kurį padariau, tai buvo, kai mes važiavom prankint Igną, kai jis važiavo iš Paryžiaus su dviračiu iki Vilniaus. Ir mes Vokietijoje ten kažkur jį susiradom taip slaptai. Vara Ignai! Neatsukau. Paprankinom, tai man labiausiai patinka šitas video, nes jisai toks žiauriai dinamiškas. Trepą padarėm, toks trepas. Mes keliavom su draugais, juokingas. Turi tokį gerą tikslą. Ar tipą pamatėm ir varom namo? Tokį storyline'ą neblogą. Tai manau, kad mano čia geriausias video, kokią esu padaręs. Nueik su šeima ar pildikais į Lazertroną arba surenkite slėpynės Vichy vandens parke. Renkuosi slėpynės Vichy vandens parke. Sveiki atvykę į mūsų slėpynių 5 dalį Vichy vandens parke. 67 or 69? Aš toks labiau 69. Nueik į greito maisto restoraną ir užsakyk maisto be žodžių. Žiauriai blogai jaučiaus, kad nepasakiau ačiū. Nes jinai dar sumaišė numerį. Sorry, jeigu žiūri, ačiū. Tu alfini belekai Sigmini Grynas 6-7 geras berniukas. What? Koks crazy celebrity you met? Šiaip nesu sutikęs labai crazy celebrity, dabar nesnei buvom Dubajui, tai matėm Camila Cabello. Muziejui tiesiog vaikščiojo Samsungo renginį, buvau sutikęs tokį youtuberį MKBHD. Nusifotkinom, tai čia labiausiai kokį esu sutikęs. Jis tiesiog vienas atvarė. Va, jis čia eina. Nes su juo biškai pakalbėjau, pasakiau, hello, can I take a picture? Can I take a picture with him? Bet aš žinau jo jausmą. Ok, nusifotkinau. Tai jaučiu šitas ir Camila Cabello. Dar gal kažką esu matęs iš toli, bet... esu Future matęs, reperį. Milanė jisai taip praėjo. Ką tik Future praėjo čia, be mašinas, be nieko kažkiom su geltonas striuka. Ir nufilmavau su telefonu. Mano reakcija, oh shit, čia Future. Ir su telefonu. Bet nežinau, ar čia skaitos, kad ar esu sutikęs, bet esu matęs. Per koncertą irgi esu matęs Post Malone'ą, pavyzdžiui. Arba Timberlake'ą. Bet nežinau, čia turbūt neskaito, kad esu sutikęs. Pakvies Deimantę ir paklaus, kokia mėgstamiausia jos K-drama. Deima, ateik! 2 eurai kainuos šitas tau. Liepuskinas myli. Kokia tavo mėgstamiausia K-drama? K-drama favorite. Mėgstamiausia K-drama. K-drama kokia tavo mėgstamiausia? Alio? Nekelia. Deima nekelia.
Kaip vadinas? Tau dar sakiau. Nu, pričiupai dabar. Per ilgai dabar 2 eurus man turėsi atgal grąžinti. Nu, kaip sekas? Va, alchemija. Ir siela. Sako, va šitas jos mėgstamiausias. Labai geras. Gerai. Kokiam universitete studijavai? Vilnius Tech. Tada vadinosi VGTU. Sureitinguok visus brolius ir sesės nuo 1 iki 4. Tai būtų aš, tada... iki 4, tai be manęs. Lina, Rokas, Ieva, Lukas. Čia. Sureitingavau pagal amžių. Kol visi rašo, kad įsispyręs sudėjimą, tai tiesa? Jo. Aš įsispyręs, o tu? Įsispyrus? Gerai, mes abu įsispyrė. Kodėl nusprendė YouTubinti ir ar tėvai buvo laimingi? O šiaip labai daug YouTube'o žiūrėjau ir man patikdavo filmuot labai. Tai sujungiau YouTube'ą ir filmavimą ir gavosi YouTubinimas. Ar tėvai buvo laimingi? Jo, kažkaip mus labai palaikė visą laiką. Ar norėtum išsikrausti šitų namų, kuriuose dabar gyveni? Jeigu taip, tai kodėl? Šiaip labai geri namai, labai man čia patinka, tik norėčiau nebent išsikrausti, jeigu būtų dar vienas papildomas darbo kambarys. Kad nereiktų mano stalo setupą laikyti tarp virtuvės ir salono. Top 3 dalykai tavo namuose. Pirmas, aš, Deima, mano setupas. Toks būtų listas. Padaryk šaldytuvo review. Iš išorės balta plokštė tokia, kad derintųsi prie virtuvės. Atidarai. Brandas AEG, laipsniai 5, kameroje laipsniai 18. Standartinio dydžio šaldytuvas. Nežinau, ką dar galima pasakyti apie jį. Pienas, gėrimai, švieselė, kamera. Deimos tortas likęs nuo gimtadienio, sako, jau laikas jį išmest. That's about it. Ar norėtum suvaidinti filme? Jeigu juo, kokiam ir su kuo? Čia surimavo, matot, tą juo ir ko. Nežinau, kokiam norėčiau suvaidinti Marvel filme, norėčiau suvaidinti superhero. Bet šiaip tiesiog norėčiau suvaidinti filme, būtų irgi įdomi patirtis. O ten žiūrėjau, pavyzdžiui, dabar nesiniai filmą Marty Supreme, tai buvo visokių aktorių, kurie iš tikrųjų net nėra aktoriai. Pavyzdžiui, Tyler the Creator, jisai yra reperis, bet buvo paimtas kaip aktorius, tai visai būtų kietai tokiam kažkam suvaidinti. Suvalgyk kažką rūgštaus ir neparodyk jokios emocijos. Neįmanoma, manau, bet pabandom. Šioje nerūkštė tikrai. Padaryk, kokią golf įrangą turi. O šiaip neseniai pradėjau žaisti golfą, neseniai tai jau vasaros gale. Dar buvo šilta, tai gal rudens pradžioj. Dabar oras neleidžia ir į simuliatorius kažkaip jau seniai buvau nuvaręs. Mano įranga atrodo taip, kol kas. Toks Vice bagas, beginner setas, čia tokį visą nusipirkau. Ironai, nuo 6 iki 9, SP driveris, taip atrodo, hybridas, taip atrodo, Scotty Cameron pateris, taip atrodo, ir dar yra Vice pateris buvo irgi su šitų beginner setu. Kaip atrodo? Taip atrodo. Kamolių, turiu turėti daug, nes vis į ežerą numušu. Pirštinė, vandens buteliukas. O čia dar kamolių medžiotojo turiu, kur gali išsitraukti kamolių, jeigu pameti. Tai that's about it. Pasibučiuok su Deimante prie kameros. Ateik čia prie kameros, va čia. Prie kameros. Kokie tavo ir Deimantės telefonai? Mano yra Samsung Galaxy Fold 7, žiauriai kietas telefonas, nes yra sulenkiamas. Gali turėti ir planšetę, ir telefoną vienu metu. Tai aš dažniausiai, kai reikia kažką greičiau padaryti, tai naudoju šitą ekraną, bet jeigu jau atsigulu žiūrėti YouTube'ą ar kažkokį reikia didesnį darbą padaryti, tai visą laiką atsidarau. Ir tada naudoju didelį ekraną. Man čia yra geriausias telefonas, nes jis yra toks išskirtinis labai. Turi ir tokį ekraną, ir didelį ekraną viduj. O pas Deimantę iPhone'as 17 Pro Max oranžinis. Nupirk Deimantei gėlių. Padaryk 10 atsispaudimų. Manau, kad dar ir sugebėčiau šitą užduotį padaryti. Ant ledo su pačiūžom. Gerai, kad laukia dabar visur ledas. Tai nereiks mokėti. Dar tokio bairio nebandęs. Ir šitų pačiūžų irgi. Tikiuosi nesutikt kaimynų.
Neklausk. Gal šalmą reikėjo užsidėti. Vasarą su redučiais išeini, čia žiemą taip pat su pačiūžu. Ok. Gerai varau nuo kalniukų. Galėtų visas kelias toks būti. Pačiai. Ne, čia nebe toks kietas ledas, matai? Nes pabarstyta. Tik tai kieme tada galima. Visai nuodne. Jeigu ne YouTube video, niekad gyvenime nebūčiau pabandęs tokio dalyko kieme pačiužinėt su pačiūžu. Koks buvo tavo pirmas įkeltas video? Hello guys, today I'm gonna show you a magic trick. Hello everybody, today I'm going to show you the magic trick. Tai šiek tiek paaugti reikėtų. Atsitiktinį daiktą kambaryje panaudok kaip mikrofoną. Kada nauja daina? Nu, pasižadėjau savo šį pavasarį jau paleisti. Atsimenu, praeitais metais pasižadėjau, kad tais metais paleisti, tai nepaleidau. Tai jau šį pavasarį rimtai nusiteikęs esu. Va toks rimtas dabar. Surinkęs dar 7 rutulius drakonų, man atrodo, nerašyčiau aš nei vieno noro. Kas būtum, jei nebūtum youtuberis? Būčiau tada tiktokeris. Šiaip nežinau. Jaučiu, filmuočiau, gal montuočiau kažkokius videkus arba kažkokį verslą galbūt pasisektų įkurt. Jeigu nepasisektų, tada jaučiu arba editinčiau, filmuočiau videkus kažkam kitam. Manau. Ar vis dar turi veidrodžių dėžutės? Turiu, bet liko tik viena, kita va čia stovėjo ant viršaus ir kažkaip bandžiau pavalyti, nukrito, sudužo, tai iš tų visų sudužusių partų liko viena. Reiktų pasidaryti antrą, nes netaip gerai atrodo viena kaip tos dvi. Paskambink Rokui, ar jam reikia šaldytuvo? No problem, Rokai. Rokas klauso. Rokai, tau reikia šaldytuvo? Kokio? Nu, kur šaldo? Nu, atvežk. Reikia? Nu, davai. Tai tu neturi? Ne. O tai kur tu maistą dedi? Į šaldytuvą, bet tai ten tėvų dabar. Tai tau reikia jo? O su dispenseriu ar be? Be. Ai, tada pasilik. Tai nereikia? Jeigu be dispenserio, tada ne. Nu tai tada išnešk į lauką, aš pasimsiu. Supratau tada. Ar ever ar? Nu, iki tada. Davai. Nesąmoningas bairis, nežinau kaip ten turi susidėliot, vis pamirštu. Kaip nors paprenkink Ričką. Sveikas, tau reikia šaldytuvo? Taip. Tai neturi? Tai antras būtų gerai, man garaž. Ai, antrą. Nu gerai. Viskas? Jo. Gerai. Iki. Reik pasipraktikuoti, aš nesuprantu, kaip šitas prenkas veikia. Koks tavo idealus savaitgalis? Pasakyk paėdaitį labas. Deiva, labas! Ko tu reikia? Išauk kietą Porsche Editą. Tokiu oru neįmanoma išlaikyti švarios mašinos, tai bus purvinas Porsche Editas. Commit the crime, who cares what the law said? So crap to my next door neighbor, I don't give a fuck, I'll shit on my doorstep. Not in a mood, cause my cup just spilled, hit bro like I need me a full set. I'm foolish, but my kids got private schooling, and I live in a house with a pool in, and the garden big got horses. I made one of my Kaip būtų Saradip iš kito galo? Lago vaidėras uždaugubė. Do the backflip. Easy. Bye. Išvaryk į Degastaną 2-3 metam. Varau. Kai grįšiu. Už poros metų. Bye. Artūras rašo, padaryk tai, ko niekada nesi daręs. Vieną dieną pabūk juokingas. Nu jis visą laiką iš manęs tyčiojasi.